mes nesuprantam, kurie konfliktai yra svarbus, kurie ne. Todėl, kad instinktų sukelti konfliktai yra labai aštrus. Jie yra labai greiti, staiga prasideda jie akimirksniu, užsiplėskia kažkas vėluoja į darbą išbėgti, ten sako, ar gali aprengti vaikus, kitas tuo metu turi atrašyti mailą skubiai kažkur, sako, tu pats aprenk ir tada prasideda iš niekur konfliktas, kur iš principo nieks nieko blogo nepadarė. Vienas vėlavo, grėsmė, kitam mailą reikėjo atrašyti, grėsmė ir abu užsiplėskė, vienas kitam išsakė baisiausius žodžius ir ten išsilakstė vienas į darbą, kitas ten su vaikais. Ir čia nėra reikšmingas konfliktas. Todėl, kad jame buvo grėsmės iš išorės, tų grėsmių akivaizdoje prasidėjo instinktyvios reakcijos. Bet, pavyzdžiui, netgi nieko aštraus neįvyko, bet nuėjom pas draugus, viena antra pusė pradėjo šalia draugų žeminti savo antrą pusę. Ir čia yra ženkliai reikšmingesnis konfliktas. Tai kuria nelygiavertišką santykį, tai reiškia, kad tas nelygiavertiškas santykis greičiausiai jau yra lėtinė problema.